Taip, tai biuras Vilniuje ir jo darbuotojai. Klausydamėsi svečio iš Indijos instruktažų, jie mėgina perprasti meditacijos darbe subtilumus. Žino, kaip ir visose jogos mokymuose svarbu ištiesinti nugarą ir išmokti taisyklingai kvėpuoti. Pasak mokytojo iš Indijos, meditacija darbe moko suvaldyti stresą ir išlaisvinti kūrybinės mintis. Ir žinoma, leidžia pailsėti protui. Tokią meditaciją galima pritaikyti ne tik darbovietėje. Esu tokius mokymus vedęs ir šeimose, ir biure. Mūsų gyvenime daug įtampos, žmonės dirba daug ir sunkiai. Gyvenimas, kurį gyvename, turėtų būti ramesnis ir stabilesnis. Ramybę ir savitvardą reikia atgauti ne tik darbe, bet ir šeimoje. Norint sutelkti dėmesį į darbą ir santykius, mums reikia sveiko ir pailsėjusio kūno bei proto. Ši meditacijos rūšis gydo iš vidaus, tai lyg greitoji savipagalba, ji padeda nerimaujant susikaupti ir išlaisvina kūrybiškumą. Tokia meditacija biure gali užtrukti nuo 60 iki 90 minučių. Lietuvoje grupinės meditacijos darbo vietoje naujovė. Tai lanksti sistema, tokią meditaciją galima atlikti, kada tik prireikia, ji turi jogos elementų. Pratimai atliekami ryte, nuteikia darbui, o vakare juos atlikęs biure pakylėtas ir pailsėjęs grįšite namo. Pratimai tokie paprasti, kad juos galima daryti bet kokioje aplinkoje. Mano patirtis rodo, kad galiausiai darbuotojai iš biuro jogą lyg netyčia pasiskolina ir naudoja jau per savo laisvalaikį. Pati programa nėra sudėtinga. Ją galima atlikti vilkint įprastą biuro aprangą. Meditacija tinka visokio fizinio pasirengimo darbuotojams.